Jisai kalba apie moterį, aš noriu, kad jūs pamatytumėt. Štai kaip jis ją apibūdina. Štai ką jis sako. Kokios gražios tavo kojos su kurpėmis, kunigaikščio dukra. Jinai turėjo nuostabias kojas. Tavo strėnų išlenkimai, kaip papuošalai, kaip menininkų rankų darbas. Taigi jinai turėjo nuostabias kojas, gražias strėnas. Tavo liemuo, lyg ištekinta taurė. Jinai turėjo geras kojas, nuostabias strėnas ir bamba buvo išsipūtusi. Į išorę iššokusi. Tavo pilvas lyg kviečių krūva. Taigi jinai turėjo nuostabias kojas, gražias strėnas, nuostabę bambą ir tokį šokusį pilvuką. Tavo dvi krūtis lyg stirnos dvinukai. Sakė, mažos krūtis. Jinai turi nuostabias kojas, strėnas, bambą, tokį šokusį pilvuką ir mažus papukus. Tavo kaklas lyg dramblio kaulo bokštas. Taigi nuostabios kojos, graži strėnas, iššokusi bamba, didelis pilvas, mažu papukai ir didelis ilgas kaklas. Tavo nosis, lyg Libano bokštas, nukreiptas Damasko link. Tavo nosis, lyg Libano bokštas. Iš tikrųjų, atrodo, galiu matyti net iš paties Libano. Taigi nuostabios kojos, strėnos, liemuo, didelis pilvukas, mažu papukai, gražus kaklas ilgas ir didžiulė nosis. Ir ką jisai sako? Kokia graži ir miela pažiūrėti tu esi, mano mylimoji. Jis buvo beprotiškai įsimylėjęs šitą moterį.